Taigi, mėlyje, turbūt pastebėjote, kad atmosferoje kažkas vyksta, taip? Ir būtent tokiame lauke energijos kitokios, jos keičiasi, jos ateina į žemę visiškai kitokios. Ir būtent ta senoji matrica, jinai jau gerokai yra apgriuvus, jinai griūna pilnu pajėgumu. Man netgi buvo suteikta informacija ir parodyta, kaip jinai griūna. Tai jeigu tai galėtumėte įsivaizduoti, kaip griuvėsiai, kaip namas griūna, tai va tokiame griuvėsių pasaulyje mes dabar gyvename. Visas tas, kas buvo užslėpta, tiesiog viskas išeina į šviesą, viskas irsta, kas užslėpta, kas suspausta, kur neprateka energija, viskas išeina į šviesą, viskas pradeda irti. Tai va tokios energijos dabar labai jaučiasi ir ypatingomis būtent šiomis dienomis, o šią savaitę labai jautėsi tas įžeminimas. Tai va čia tokios energijos tam, kad galėtume pradėti gyventi kitą resursinį gyvenimą. Mes periname į kitą erdvę, kitą pasirinkimo variantą mūsų gyvenimo. Tai realiosios realija, galima taip sakyti. Tai vat mes periname į tą kitą realiją. Iš tikrųjų, tai mūsų civilizacijos kaip ir neturėjo jau būti, bet mums yra suteiktas šansas, antras šansas tam, kad galėtume užauginti savo vibracijas per kūną, per sąmonę, išugdyti, kad galėtų kūnas priimti mūsų tas aukštesnės vibracijas, aukštesnės energijas, kad galėtume transliuoti. Tai vat, kas tą supranta, tai vat žmonės tai ir užsiema su savimi, valo kūnus, valo savo sąmonę, valo savo emocijas, valo nuo visų kartų. Tai dirba su savimi. O taip, kas to nesupranta, tai ta erdvė ir dabar pradės jinai skilti. Ir gana stipriai, ypač šiais metais, pradės skilti. Žmonės rinksis pagal vibracijas savo artimus supančius, ne? Žmonės rinksis pagal vibracijas, nes jiems daugiau rezonuos būti su tais žmonėmis, rezonansinės vibracijos yra, negu kad išeikvoti savo energijas, jie rinksis taupyti tą savo energiją. Tai prasidės tas kilimas toksai. Ir kaip ir suprantate, mes kaip ir kažkokios išeities ir neturim, mes esam priversti kelti savo vibracijas vien tam, kad galėtume kurti savo realiją, visiškai kitokią, vien tam, kad galėtume eiti į kitą realiją. Nes būtent ta senoji realija jau yra sugriūna ir jos jau nebėra. O ta realija, kuri buvo 2012-aisiais, jos jau iš viso nėra, nes būtent šioje realijoje žmonijos jau nėra. O mes, kadangi keldami vibracijas, perėm į kitą laiko tėkmę, į kitą realiją. Tai tiesiog ir dabar irgi vyksta tas pats. Einame į kitą erdvę, į kitą laiko tėkmę. Ir būtent vyksta tas kilimas. Vieni žmonės, kaip ir sakiau, bus grupėmis su tais, kurie neevoliucionuoja, nekelia dvasiškai, nekelia savo vibracijų, dvasiškai nieko nesidomi. Kiti žmonės, aišku, eis savo keliu, žiūrės savo gyvenimo paskirties, domėsis viskuo, nes būtent evoliucija ir yra iš to domėjimosi, iš to, tai
amžinas mokymasis, amžinas pažinimas. Tai nenutrūkstama energija ir visus tas stimuliuoja. Stimuliuoja eiti į priekį, stimuliuoja eiti ir pažinti viską, kas yra aplinkui, kelti savo vibracijas, domėti savimi. Taigi šiais metais, būtent šiais metais vyksta šis susijungimas su savo aš. Ir kiekvienas mes tą turime pasidaryti. Kiekvienas mes turim susijungti su savo aš, su savo aukštesniuoju aš, vien tam, kad gautume jo nurodymus, kur mums link eiti, jo pasakymus, išugdyti tą pajautimą erdvės, pajautimą kitų žmonių. Beje, tarp kitką, erdvėje lygiai taip pat jaučiasi ir kitos civilizacijos buvimas. Ir būtent jinai yra dabar prioritete. Žmonija kaip ir pereina į antrą planą ir žmonijos išgyvenamumas dabar paliekamas pačios žmonijos rankose. Nes žemė jau keldama vibracijas, tai žmogus neturi labai ką ir pasirinkti. Jisai tik tai turi kelti vibracijas arba kaip ir sakoma, turės išeiti iš šios erdvės. Nes arba taip. Nes būtent dabar, būtent tankioje erdvėje, kur dabar viskas vyksta, tankiame plane, yra kita civilizacija, kuri yra prioritete. Tai būtent jos ugdymas, jos planai, jos patirtis žemėje yra prioritete, nes jinai lygiai tokia pati civilizacija, kaip ir jos vibracijos turi aukštesnės vibracijas negu mes, bet jinai turi įsitvirtinti čia šioje žemėje. Ir ne kiekvienas mes galime pajausti juos. Ir jų planuose nėra kaip ir bendradarbiavimas su žmonėmis. Žmogus yra tai tarsi tas fizinis kūnas, kuriame siela negali labai daug išsireikšti, nes labai yra daug ribotumų, daug ribojimų. O būtent ta civilizacija, jinai neturi tokių kūnų kaip fizinio kūno. Jinai yra, jos plotniškumas yra kitoks. Tai panašus kaip yra ugnies dvasios, miško dvasios. Tai tokio plotniškumo kaip ir jie, tai yra būtent toje civilizacija ir jinai yra dabar prioritete. Žmogus paliekamas kaip žmogaus sąmoningumo sprendimui, jo pačiam sprendimui. Tai todėl yra, kadangi šios civilizacijos vibracijos yra aukštesnės, daug aukštesnės negu mūsų ir jų įsitvirtinimas ir prioritetai yra dabar kol kas yra pirmoje eilėje, o mes turime prisigyventi prie šios kylančios vibracijos, nes būtent dėka jų žemė lygiai taip pat kelia vibracijas, būtent dėka mes irgi turime kelti vibracijas. Aišku, mums labai daug padeda, mes turime daug pagalbininkų iš kitų civilizacijų, daug turime pagalbininkų mums ir siunčiamas energijos ir labai padeda mums visose srityse, tiek energetiškai, tiek duodant informaciją, informacinėme lauke. Visa tai vyksta būtent dabar. Ir būtent tos energijos, jos jaučiasi tas atsiskyrimas, jaučiasi tos civilizacijos įsitvirtinimas, jaučiasi, kaip viskas atsiskleidžia ir kai keliamas vibracijos, ir tas įsiženimas, galbūt pastebėjote, kad
kūnas labai reaguoja į tai, atsiranda kažkokio visiškai nematyti, negirdėti ir nediagnozuoti kažkokie skausmukai, kūnas reaguoja. Ar tai vienas, ar tai kitas e, pradeda šlubuoti, ne, kūno, kūno erdvėje, lygiai taip pat emocijose, lygiai taip pat jūsų laukia, mentalinėme laukia. Bus netgi dedasi va tokios programos, būtent ir dabar, būtent šiais metais, vat naujos programos. Ir jeigu žmogus jisai jas turės, galės jas įsitvirtinti, visos šios programos jos yra aukštesnių dažnių, aukštesnių vibracijų. Ir jeigu žmogus jisai galės jas įsitvirtinti, jisai susikurs labai gerą gyvenimą. Nu, kokybišką, gerą gyvenimą. Jeigu jisai negalės įsitvirtinti, tai, o jisai gali negalėti todėl kad tai yra gana aukštų vibracijų programos, o jeigu žmogus gyvena žemesnėse vibracijose, jisai negalės įsitvirtinti šių programų. Tai jisai gyvens tame atkartojamume, kaip ir buvo anksčiau. Ir lygiai taip pat visos nes to kūno nesklandumai, galbūt pastebėjote anksčiau, kad jeigu kažkoks tai nesklandumas, jisai galėjo vystytis dešimtmečiais, ne, ir tiesiog per daug nebūdavo kažkokio nesklandumo, kažkokio išėjimo, ne, į išorę. Bet būtent dabar paskutiniu metu, tai tiesiog jisai labai greitai, jeigu kažkoks nesklandumas, jisai labai greitai išeina į išorę. Jeigu kažkoks tai puolinys, jisai labai greitai atsiveria. Jeigu kažkur tai viduje kažkas yra negerai, jisai labai greitai išeis į viršų ir susiklostys lygiai tokia pati situacija. Neresursinė jums. Tai čia viskas klostosi labai ypatingai greitai ir labai ypatingų greičių. Ir viskas tai lems jūsų, kaip jūs gyvenate, su kokiom vibracijom gyvenate, su kokiom mintimis jūs gyvenate, kokia jūsų širdies vibracija, jinai atvira, neatvira, kokia jūsų mentalinė vibracija, kokios jūsų mintis. Visa tai labai atsilieps žmogui, kūnui, labai greitai judės į priekį. Tai tokie dalykai vyksta būtent dabar ir žmogus turi su tuo susigyventi, turi su tuo sueiti. Ir būtent šiais metais, kas vyksta, tai žmogus turės pereiti atsikratyti, nusimesti visus tai, kas jį smugdo, tai, kas jį riboja, tai, kas neleidžia jam būti savimi, viskas, kas yra neresursiniai. Žmogus turės atrasti laisvę, lengvumą gyventi toliau, savo dvasios laisvę, savo dvasios stiprybę. Turės jisai viską iškloti būtent šiais metais, jisai būtent turės atsiverti būtent šiais metais. Nes tik tai šiais metais, šitie metai yra duoti tam atsiverimui, tam aukščiausiojo aš susijungimui, tom aukštesniom energijom. Nes jau kitais metais bus dar kitos energijos ir bus dar jos aukštesnės. Yra dabar duodama dabar tam, kad atsivertum, dabar tam, kad susijungtum su aukščiausiu aš. Ir dabar tam, kad įsitvirtintum būtent šiuose energijose. Tai yra dabar. Praeitais metais buvo valymasis, taip, ir kas galėjo įsivalę, kas sugebėjo įsivalę save, tam bus jau lengvesni metai šitie. Tas jau kitais, būtent kovo mėnuo, jau jisai trečias mėnuo, jau jisai galės savo resursus, jau matyti savo resursus.
jau rezultatą galės matyti savo to darbo, ką jisai pradarė. O tas, kas neįsivalė, žinote, kad šiais metais lygiai taip pat suaktyvės ir įvairios stichinės nelaimės. Nelaimės stichinės oro srityje, vandens srityje, žemės drebėjimai, ugnikalniai, jos suaktyvės. Ir žmonės, vat, būtent tie, kurie negalėjo, nemokėjo, nesuprato, tiesiog papuls į tokias situacijas, kad jie bus priversti valytis va tokiu būdu. Ar tai per kūną, ar per tokias įvairias situacijas. Tai jie bus priversti valytis. Ir kitokios išeities jau ir nėra, nes tas vibracijų neatitikimumas, tiesiog žmogus papuls į tas situacijas, kurioje jisai turės priverstas įsivalyti save, suprasti, dėl ko tai vyksta. Ir tiesiog priimdamas tai turės fiziškai įsivalyti, nes tai yra jau fizinė situacija, jisai turės praeiti per patirtį. Jeigu žmogus sugebėjo įsivalyti, sugebėjo atsiskleisti, sugebėjo nusiimti va tas negatyves energijas, destruktyves energijas, jo jau visiškai laukia, visiškai kitokios situacijos laukia, jisai pasirinko jau kitą realiją ir jisai bus toje realijoje pagal savo vibracijas. Kokios jo vibracijos yra, tai jisai bus toje realijoje. Tai va tokie dalykai dėsis būtent šiais metais. Ir aišku, dar yra laikas, jeigu dar kas negalėjote prasivalyti atitinkamų traumų, išsiimti, susigyventi, išsiglaistyti, ar tai karminių kažkokių pasekmių, ar tai netgi giminės karminių pasekmių. Tai jeigu įsivalėte, tai yra gerai, jeigu neįsivalėte, tai tiesiog pakils viskas į paviršių. Pasirodys visame, kaip ir turėsite praeiti tą patirtį, kurioje viskas atsiskleis. Tai va tokie dalykai būtent šiais metais vyks ir tai žmogus turi suvokti, nes tai yra vibracinis laukas, kuris turi analogiškai vibruoti su žmogum, ne su žmogaus lauku. Ir dabar yra intensyvus valymasis, būtent žemė valysis taip, ką žmogus yra pridaręs, ant kiek jisai negatyvo yra prisėjęs. Tai žemė taip valysis, o žmogus lygiai taip pat jisai turi valytis. Taigi dar toliau šnekant, jeigu apie žmogų, tai žmogus, tai jo sąmonė per daug visur dirba, jisai per daug susirūpinę savo išgyvenimu, savo gyvenimu, savo bendravimu, prioritetais ir jisai mažai rūpinasi kūnu, mažai turi pajautimą tai, kas vyksta aplinkui. Jisai rūpinasi tik tai, kas yra išorėje, va čia dabar, čia. Ir tai, kas gali būti, tai, kas buvo anksčiau, kai kas netgi gyvena praeitimi, kai kas gyvena ateitimi, jisai nemato, kas yra dabar. Ir taigi, kaip ir sakoma, sąmonė, jinai yra kitur, jos dėmesys yra kitur. O kūnas jisai reaguoja ir jisai, matydamas lygiai, kas vyksta, jisai irgi lygiai taip pat nori kelti vibracijas, ląstelės lygiai taip pat nori kelti vibracijas ir jisai turi teisę priimti pats savo sprendimus. Taigi jisai gali lygiai taip pat pradėti muštrauti, tiesiog greičiau pagal vibracinį foną
augant žemės, jisai pradės rodyti savo nesklandumus, kur jisai yra, jisai tiesiog įrodys, kas vyksta, kur skauda. Ir va būtent nuo to ir žmogus ir turi pradėti save valyti. Tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek psichiškai. Tai būtent nuo to, kad kur kūnas parodo, kur skauda. Ir būtent tokie vat, nesklandumai, tokie nusiskundimai įvairūs, jie pradės vis dažnėti ir tam diagnozių nėra. Tai tiesiog žmogus turi tą suprasti. Ir taipogi vat, prie aukštesnių vat, vibracijų yra toksai faktorius, kad tik tai prie aukštesnių vibracijų, ką būtent žmogus nori dabar reikalinga išugdyti šiais metais, tai lengvumą, atvirumą, nuoširdumą, lengva kaip ir būsena tokia, visiškai nesukaustyta, visą tą sukaustimą pašalinti ir gyventi čia dabar, šiame momente. Tai būtent tik tai prie tokios vibracijos ateis žmogui ir pinigai, finansinė energija. Tik tai dabar anksčiau būdavo vienaip, dabar jau bus biškiai kitaip ir tik tai prie aukštų vibracijų reikšis ir finansinė energija. Žemose vibracijose, kas būdavo anksčiau, jau nebus. Ir taip jau kaip buvo, jau visiškai nebus. Ir žmogus tas, kuris vartoja alkoholį ar ten dar baltyminį taip maistą, ar ten kažkokį ar ten kitokius svaigalus vartojantis, jisai ypatingai žemina savo vibracijas. Ir tokiems žmonėms jau kažkokių finansinių užsidirbimų jau nebus. Jau nebus taip lengvai prieinama šita energija. Tai tik tai prie aukštos vibracijos bus šita energija prieinama. Tai žmonės ir tai kas anksčiau dirbo, ta prasme, tai kas finansiniai kokie būdavo finansiškai pastovų žmonės turėdavo tų pinigų, tai jiem būdavo lengvai uždirbami tie pinigai. Jau dabar to nebus, jau dabar bus tik tai pagal vibraciją. Pagal vibraciją ateis ir finansai. Tai viskas keičiasi visiškai tiek sveikatos linkme, tiek finansinės energijos linkme, tiek realijos linkme, tiek jūsų situacijų linkme. Viskas keičiasi, visas pasaulis keičiasi. Ir visa matrica, ta, kuri senoji buvo, jinai griūna. Ir gana labai intensyviai. Ir ši jau naujoji matrica, jau energijos jau jaučiasi, jau tankiame plane jinai jau yra. Jau jinai pradeda veikti. Jau jinai pradeda veikti kaip ir žmogaus jautrumas, kaip ir aiškiaregystė, kaip ir telepatija, kaip ir visos kitos savybės. Žmogus jautrumas turi būti išugdomas, jisai turi būti atveriamas širdis tam, kad galėtų priimti visas tas energijas, visas vibracinį, tą dažnį jisai turi pakelti. Žmogus kitaip jisai sunkiai jam bus gyventi būtent šioje žemėje, tai jisai turės išeiti. Ir netgi būtent kai žmogus, jisai jeigu yra buvęs anksčiau finansiškai apsirūpinęs, jisai dabar visas tai jau tas reikalas jau neveiks. Ir jeigu netgi, pavyzdžiui, pasakysiu, kai jeigu normaliai gražiai nuaugęs, raumeningas vyras, tiesiog gali sėdėti ir tiesiog jo sąmonė negalės priimti tų aukštų energijų kodonų. Ir jisai sėdės ir nežinos, kur jam eiti, ką jam daryti, jis neturės džiaugsmo, jis jausis nelaimingas, jis jausis labai didelį tuštumą. Ir visą tai jausis ir tiesiog
Ir netgi kūnas tada tuo metu jisai lūžta. Ir aišku, dauguma ir jaunuolių, ir ne tik tai jaunuolių, žmonės pradės masiškai išeidinėti. Jau dabar išeidinėja, o paskui, o per šios metus dar daugiau išeidinės. Ir visa tai suintensyvės, nes kitais metais bus dar kitokios energijos. Tiesiog reikia suprasti, kad energetiniam dažniui kylant, viskas keičiasi, jūs turit lygiai taip pat kelti tą pačią vibracinį dažnį. Jūs turite gyventi, būtent išugdyti per šios metus tą lengvumą, tą sukaustimą, suvaržymą, kas būdavo anksčiau, kai būdavo ir kūnas netgi sukaustytas, ir viduje nesmagu, jūs turite tai pašalinti, nes būtent šiais metais yra duodamas susijungti su aukščiausiu aš, išugdyti lengvumą, greitį. Greitis irgi labai bus svarbus. Ir būtent per greitį pradės veikti tokios programos kaip telepatija, per greitį pradės veikti ir aiškiaregystė, ir kitos programos, kurios jau yra veikiančios ir kuriuose būtent per greitį. Ir dauguma programų jau yra veikiantis, tik tai ar jūs sugebate įsisavinti jas. Nes, kaip ir sakiau, tik tai pagal vibracinį dažnį galima įsisavinti šias programas. Kuo aukštesnis dažnis, tuo daugiau programų jūs galite įsisavinti. Tai va toks yra faktas ir būtent šiais metais jisai labai gerai atsiskleis. Ir jūs tai pastebėsite kiekvienas.